Mes tą dieną darėme didelę šventę pirmokam. Buvo paskaitos, prezentacijos, atvira šventė, buvo mišios, buvo eisena Vilniaus gatvėmis, buvo tiesiog linksma. Ir ta proga buvo atidaryta mūsų visos akademijos taip sunkiai padaryta piešinių paroda konkursas. O pirmadienį, kai ryte atėjome, mes radom visiškai ne tą, ko tikėjomės. O tas ne ko tikėjomės, tai tą ir iššaukė. Tai žodžiu, žmonės, kurie atsirado iš vidurinės mokyklos, tai manau, kad tai buvo pirmakursiai, kurie nelabai suprato ir nelabai matyt koordinavo savo veiksmų, tai prasme negalėjo jų net sukontroliuoti. Jie padarė tokius dalykus, apie kuriuos nenorėčiau kalbėti. Daug kas ir būtent nusivažiuoja, sakykime, nes nuo pirmų kursų, kada dar durneliai visiškai, susirenka ir jau įsivaizduoja, kad jie kažkokie menininkai ir prasideda visokie vakarėliai, paskui jie nebeturi laiko nei gilintis, smegenys net per skystus. Iš tikrųjų, jo, be bakalauro geriau gerti nepradėčiau. Bent jau mano grupiokai, draugai, su kuriais aš daugiausiai dirbau, ten ar paskaitose būdavom, tai ne alkoholis mums yra tas mūza mūsų, tikrai ne. Ne, čia įprasta, bent tapybos katedrai, tai dažnai, aš sakau, manęs pačio vos neišmetė iš akademijos už tokius pačius dalykus. Geri, po to pridarai kažką. Buvom ten prisidarę girti, ten prisidirbę kažkokių nesąmonių, ten prie Šikė kažkur, ten prie studentų sąjungos, ten elektrą nutraukė, dar kažką, tiesiog grėsė išmetimas iš dailės akademijos. Bet to ir šeimoje ten problemos buvo ir, visose srityse, ir tiesiog jau atėjo kažkoks toks lūžis, kad pradėjau galvoti, kad aš vis tiek menininkas, man norisi tą meną kurti, bet aš kažkaip šneku, geriu, bet to meno kaip ir nekuriu, nei mokausi, nei kam, ir tiesiog reikėjo pasirinkti. Arba tai. Man tai, nepatiko būti abstinentu ir šiaip, abstinentai nepatinka, nes, jie turi ribotą matymą ribotą. Aš su jais, kaip čia pasakius, jokių tokių pokštų ir pailyšių, neiškrės. Tiesiog pats kūrybinis aktas, jisai yra išsunkintas. Žmogui tam, kad jisai vėl prisikauptų, jam reikia tą indą savo kažkokį ištuštėjusį užpildyti. Sakau, čia tiek tūkstančių metų žmonija gyvena, ir tas niekur nepraėjo ir čia, tai yra tiesiog gyvybiškai reikalingas dalykas žmogui. Aš pats kartais pagalvoju, kad man reikėtų mažiau gerti, nors nemanau, kad labai daug ir gal truputį per daug, net mūsų. Kad menininkų tarpe yra alkoholio vartojimas, tai tikrai tas yra stebima. Ar jis yra didesnis negu kitose visuomenės grupėse? Abejoju, manau, kad tiek pat, kiek ir kitose. Tose sluoksniuose alkoholizmas yra žymiai didesnė problema. Nes čia jis, kiek aš bendrauju, menininkams jis, produktyviai sueina. Kūrybinis išlaisvinimas yra klaustukas, nes tikrai apsvaigus vargu ar įmanoma labai ten kūrybišką darbą atlikti. Man tai niekaip nepadeda, aš turiu būti visiškai kitokios būsenos. Jau reiškia, sukoncentruotos būsenos. Nepraktikuoju tokių dalykų. Arba gerti, arba tapyti. Kai kam gal padeda išsilaisvinti, bet toks stereotipas, tai kuo toliau jis blunka, man atrodo. Galbūt tas alkoholis yra senesnės kartos menininkų darbo atributas vis tik tai. Arba dar pas mus nesikreipė jauni. Gal dar kol kas nepriėjo tos problemos galo. Tas alkoholis, galiu iš savo patirties pasakyti, jis įtraukia tiesiog. Tai yra labai cool, tą alkoholį vartot tuo metu labai gerai jautiesi, viskas labai gerai, savo atrodo išmaikštus, kietas ir taip toliau, ir tą būseną norisi pastoviai pratęsti. Ir pastoviai atsėdi ten kokiam kabake, pastoviai išneki, kaip tu kažką padarysi, sukursi, apsvaigęs, atrodo tau tikrai, kad tu tų idėjų turi ten, padarysi kažką, nežinau. Išsiblaivai, pamatai, kad tu nieko nepadarysi, tau ten depresija, tau norisi dar baisu, tau norisi dar alkoholio, tada vėl eini geri ir vėl šneki, kaip tu kažką padarysi. Tai tokia
alkoholikai, menininkai, kurie kuria įvaizdį visuomenės alkoholikų, menininkų, bohemšikų, kurie iš tikrųjų menininkai yra tik bare pašnekėti ir paknis kitiem protą. Tie ritualai arba papročiai, arba tiesiog kažkokia simbolika menininko statuso, menininko atributo gali privesti prie priklausomybės. Alkoholis ne problema, alkoholizmas problema. Tai alkoholizmas yra neišgydomas, tu tiesiog alkoholikas visam gyvenimui, arba geriantis alkoholikas, arba negeriantis. Nuo alkoholizmo niekada nepasveiks, kaip ir nuo narkomanijos. Kaip žinote, iš Pasaulio sveikatos organizacijos naujausių duomenų yra didėjančios. Lietuva šiuo metu užima garbingą 3. vietą. Vyko pavasarį čia akademijoje su gyva muzika, bet muzika prasidėjo, buvo Rūsy atliekamas, tada per 6 minutės išgėriau degtinės butelį. Nacionalinė tema apie nacionalinę gėdą alkoholizmo Vilniuje, tai nežinau, kažkaip labai lengvai ta degtinė gėdėsi. Ne taip skausmingai, o žiūrovų reakcijos tai buvo, kažkas sakė, kad labai gerai suvaidinau, o kai kas sakė iš vyresnių dėstytojų, ekspresionistų, sakė šaunuolis daugmaž taip pasijuokdami, bet didžiai dalį tai buvo šlykštu ir skaudu žiūrėti. Bet jie pasitelkė kaip po tokį simbolį protestui, saviraiškai, būtent politinio režimo kritikai ir taip toliau. Šiuo metu prieš ką jie protestuoja, prieš kokį režimą ar prieš ką jie protestuoja, aš nežinau. Kaip ir yra kitų protesto būdų. Šiuo metu nieks nedraudžia nei mitinguoti, nei reikšti savo nuomonę, nei viešai spaudoje apie tai kalbėti, kai anksčiau tikrai būdavo draudžiama ir žmonės tikrai galėjo ieškoti būtent tokių kelių protesto priemonių. Dabar yra kitų būdų. Tai nemanau, kad tai būtų pasiteisinimas. Vienas dalykas, antras dalykas, kažin ar tai dabar yra priežastis, dėl ko yra vartojama. Jeigu, sakykime, kaip Amerikoje, kai buvo sausas įstatymas, kada alkoholį uždraudė, reiškia, ir persekiojo, tai tada taip. Tada tai pasidarytų, reiškia, protesto forma. Dabar tai, tiesiog kvaila, kaip jis yra legalus ir viskas kokia čia protesto forma. Visas tas girtavimas būtent iš sovietinės kultūros atėjęs, iš tos rusiškos, proletariškos, bet Lietuvos kontekste visą tai buvo apipinta dar tarsi pasipriešinimu. Tarsi priešintis iš tikrųjų nereikia, bet tu liuobi pastovi ir dėl to tu toks atsitisi rezistentas kažkoks. Lietuvoje dailininkai visą tai dar apipinė tokiam legendom, mitologija iš to padarė, kad jeigu tu geri, tai esi dvasingas ir taip toliau. Kaip tai yra labai geras senas šamanistinis produktas. Aišku, jo negalima visiems vartoti, paskirtis kitokia. Tai yra, reiškia, kalbėjimuose būtent su vidiniu pasauliu, sakykime, smegenų, savo mąstymo minčių, reiškia, kalbėjimuose su dievais priemonė. Jis padeda gyventi apskritai. Reiškia, matyti, sakykime, ką užtvirtinti. Yra kai kuriems, reiškia, kur įsivažiuoja visiškai į tokį dvasių pasaulį, tai jie tampa tokiom ikonom, kur beveik kaip ir neatskiriamas nuo to savo girtumo būsenos. Tai čia yra tokie paskiri, bet jie reiškiasi visai kitaip. Galbūt prielaidų galėtų būti, kad menininkai aplamai yra mistifikuojama tokia kaip profesija, ne? Kad jie tarsi turi kažkokių tai gebėjimų, ko eiliniai žmonės neturi, ko pasekoje jie yra jautresni, jie gali labiau reaguoti į aplinką, nes jautresni aplinkoje vykstantiem dalykam, reiškiniam. Bet tai čia yra tam savotiška mistifikacija iš tikrųjų. Pati rašau eilėraščius, kartais vieną taurę išgėrus, tai toks polėkis būna. Bet jeigu pastoviai būtų, tai tikrai nieko nebūtų. Tai yra, visiškai nebūtinai menininkas turi būti alkoholikas. Tikrai ne. Nemanau, kad yra koks nors ryšys.
išgerti truputį, tai gal ir gerai, bet nemanau, kad tai kaip nors arba skatina kūrybą. Nu, čia mano tokia nuomonė. Turiu vyrą menininką, tai kažkaip jis negeria ir nieko, kūrė. Tas pats vat ir Gogienas, jeigu pažiūrėti, tai jie buvo ten, arba tas Mone irgi vartodavo jie. Ir man atrodo, kad jiem padėdavo. Man atrodo, padeda. Alkoholis kaip ir koks narkotikas, pavyzdžiui. Bet trumpam, žinoma, trumpam čia. Nu, manau, kad yra ryšys, nes alkoholio lengviau ateina visokias mintis, ten kūryba. Tai manau, kad susiję tie dalykai. Reikia išmokti gerti vyną. Vat mus mokė irgi gerti vyną profesorius Petrulis, tapytojas. Aš supratau, kaip reikia gerti vyną. Štai kaip reikia gerti vyną. Išvažiuojame į vasaros praktiką prie Aukštadvario ežero. Visą naktį šnekamės apie akademiją, apie nuotykius, visą kitą. Ir kokie 3 kursai. Viso labo išgeria 2 butelius sauso vyno kokio nors per visą naktį. Štai ir viskas. Esu Monika, studijuoju Lietuvos edukologijos universitete dailės pedagogiką.